Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes su jumis susitinkame Lietuvos futbolo federacijos stadione Vilniuje, kur netrukus matysime Top Sport pirmos lygos. Babrungas, matote, turi palaikymą plungiškiai sostinėje. Čia, kaip suprantu, pagrindą sudaro jaunieji Plungės Babrungo futbolo akademijos auklėtiniai. Na ir tikrai šitame taškai Babrungas po tiek pat rungtynių surinkęs 51 tašką ir tai leidžia plungiškiam būti šiuo metu 4. vietoje komandos jau aikštėje. Matote savo ekranuose ir teisėjų brigadą, apie juos irgi dar pakalbėsim. Taigi Babrungas taip pat kovoja, turi dėl ko kovoti, 51 taškas, 4. vieta. Neptūnas yra artimiausias varžovas, jeigu žiūrint į viršų, 54 taškai pas klaipėdiečius, bet 2 rungtynėm daugiau sužaista. Taigi Babrungas sėkmingai sužaidęs tas rungtynes, paskutinės rungtynes, galima taip sakyti, nes jau į finišo tiesiąją, galima sakyti, pirmą lygą išriedėjo. Ir Babrungas gali pakovoti tiek dėl 3, tiek galbūt ir dėl 2 vietos. Antroje vietoje yra FK Bivonas. 4-1 baigėsi rungtynės, Neptūno pergalė, nors rezultatas atrodo didelis ir persvara yra 3 įvarčiai, tačiau tos rungtynės klostėsi labai įdomiai, labai kovingai, įmušė pirmieji svečiai. Bivonas pasižymėjo jau rungtynių debiutę, greitai buvo pasiektas atsakomasis įvartis, po to įsiveržė į priekį jau paskutinę kėlinio minutę Neptūnas, na ir daug ką nulėmė, aišku, ir raudona kortelė. Raudona kortelė, kuri buvo parodyta Bivono vartininkui antrajame kėlinyje. Maksimas Tabunovas, antrasis Deividas Alšauskas, 4. teisėjas Simas Bulošas, sekretariato teisėjas. Na ir rungtynių inspektorius, šių rungtynių inspektorius yra Arvydas Makarevičius. Perimtas kamuolys, čia galimybė išbėgti į gan aštrią ataką, tačiau bent jau kol kas tenka pradėti iš naujo. Vienas iš žaidėjų, ojej, koks smūgis ir 1-0. Na, kaip ir sakiau, gali vieną kitą trečią kartą galbūt atsiginti, bet jeigu bus daug standartinių situacijų, tai riteriai gali nubausti. Jau ne vieną komandą šiais metais jie nubaudė. Galiu prisiminti prieš tai rungtynes, kurias teko komentuoti. Ten 2 kartus pasižymėjo Nojus Stankevičius. Na, o dabar Riki Čanda, 55. Marius Skirmantas pavadinau jį vienu iš komandos lyderių. Na, turbūt nepaisant į jauno amžiaus, taip jį galima vadinti. Galėčiau dar ir priminti, kad Marius Skirmantas atstovauja, na, yra kviečiamas į galimybių pakreipti įvykius savo naudai. Na, dar ką pastebėčiau, kad vis tik stipriausios Babrungo žaidėjų pusės ir gerosios savybės labiau atsiskleidžia atakuojant varžovų vartus. Ginantis būna visko. Štai bene pirmasis smūgis ir tarsi patvirtina mano žodžius. Liveltonas berods, 23 numeris. Na, pykštelio už baudos aikštelės ir to LFF stadioną. Rezultatas nepasikeitė. Ir Plungės Babrungas be abejo norės kuo greičiau išlyginti rezultatą. Perdamas į dešinį kraštą. Dabar jau priversti gintis riterių žaidėjai. O per daug keisto ir nėra, kaip ir sakiau. Plungiškių esamas rezultatas netenkina riteriai, nors persvara minimali ir jos galima netekti praktiškai po vieno varžovams sėkmingo epizodo, visgi yra kol kas priekį. Liveltonas. Vienas iš labiausiai pastebimų Babrungo žaidėjų
per šią kėlinio pusę. Dar pusė kėlinio nepraėjo, 21 minutė, bet vis tiek. Pirmoje rungtynių dalyje gavo ir geltoną kortelę. Matė, kad mėgsta žaisti, su kamuoliu mėgsta jį kontroliuoti. Dar ir gali būti labai pavojingos kontratakų metu. Turi greitus, techniškus žaidėjus ir yra ne kartą nubaudę savo varžovus šio sezono metu. Čia vėl matėme smūgius. Na, šiaip dažniau gindavo vartus sezono metu kitas vartininkas, Amiras Ahalarovas. Dabar jisai įtrauktas į protokolą ant atsarginių žaidėjų suolelio. Kaip prieš sezoną buvo galima numatyti, kad taip ir bus. Praktiškai pernai pagrindinė riterių komanda žaidė Sporto lygoje, o riteriai B būtent pirmoje lygoje. Čia ataka kairioje kraštu, bet šį kartą apsigina Plungės ekipos žaidėjai. Na, tai ši komanda, kuri dabar pirmauja pirmoje lygoje, žaidimas aikštės viduryje. Babrungas dabar išbėga į ataką dešinėje kraštu. Šudais to memorija. Perdavimas, dar vienas kampinis, kurį kels Babrungo žaidėjai. Čia jau matėme, kad Jakubas Varčikas irgi moka sužaisti kietai. Dar viena Babrungo ataka, viena iš paskutinių pirmajame kėlinyje. Elveltonas prie baudos aikštelės, toks ganėtinai pavojingas perdavimas, bet rezultatas pirmame kėlinyje. Šudais to memorija. Stoja ant teisėjo pažymėtos linijos. Štai toks įžaidimas ir antrasis įvartis. Puikiai situacija, puikiai išpildyta situacija. Deimantas Rimpa, na ir dabar netikėtumo faktorius, namų darbai, gali vadinti tą, ką nori, bet Babrungas, na, buvo žiauriai nubaustas per tas kelias pridėtas minutes. Na, o riteriam belieka tik džiaugtis. 2-0, pirmasis kėlinys, na, labai viskas padaryta paprastai, gražiai, elegantiškai ir riteriai teisėtai pirmaudami. 2-0 žengia geros nuotaikos į Rūbinę. Plungės Babrungo, aišku, laukia turbūt nelengvas pokalbis pertraukos metu. Dar turbūt verta pažymėti, kad riteriai labai energingai, labai aštriai pradėjo rungtynes. Praktiškai pirmas 10-15 minučių, galima taip sakyti, buvo uždarę varžovus jų aikštės pusėje. Na ir tas spaudimas davė rezultatą. Buvo kampinius Babrungo ekipoje, bent jau pirmame kėlinyje. Dabar matome irgi kelią dažniausiai Elveltonas. Dabar antrų bandymų Riki Čanda ir turbūt teisinga šioje situacijoje. Įžaidžia kamuolį dabar Babrungas. Ir čia pražanga. Šį kartą Babrungui. Babrungas apsigina, na, bet aišku, laikyti kamuolį savo aikštės pusėje nėra labai perspektyvus užsiėmimas. Ir tą Ernesto Zdanovičiaus galimybę antro kėlinio pradžioje. Čia galima žaisti toliau, pražangos nėra, smogis ir trečiasis įvartis. Trečiasis įvartis, kurį praktiškai sukuria du pasirodę po keitimo žaidėjai. Labai gerai sužaidė dabar 22 numeris Akselis Galita. Laimėjo tokią
jėgos dvikova baudos aikštelėje, po to sugebėjau išvengti vartininko ir atsidūręs ne pačioj galbūt geriausioje situacijoje, na, neblogoj situacijoje, gal tai. Išaiškėjo, kasgi ten nutiko Mažeikiuose, na, ten jokio kriminalo nėra, žais prieš Šiaulių B ekipą. Tos rungtynės beje vyks VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadione, Blakštėje. Dar kartą apsigina riteriai. Na, šiandien riterių žaidimas solidus, turbūt kalbant apie visas grandis, ir ramiai susitvarkė. Kortelių šiek tiek buvo parodyta, bet nepasakyčiau, kad jomis buvo švaistomasi. Na ir, kaip ir sakiau, kai kuriais atvejais man padarė įspūdį, patiko. Ir teisėjo prevencinis darbas, buvo ir pokalbių su keliais riterių žaidėjais. Čia štai toks smūgis už baudos aikštelės ribų, bet vėl Armantui Vitkauskui pasidarbuoti neleidžia gynėjai. Juokaučiau, kad galbūt net ir truputį piktelt gali ant savo komandos draugų Armantas, kad neleidžia jam nei apšilti. Na ir turbūt vienas iš paskutinių epizodų, kuris gali baigtis kažkuo rimtesniu prie vienos iš komandos vartų. Dabar Bobrungas neturės galimybę. Nusprendžia, kad nėra čia ko, baigia rungtynes Kęstutis Bartuškevičius. 3-0. Toks galutinis rezultatas. Riteriai užtikrintai įveikė Plungės Bobrungą.